Sveiki gyvi. Kaip šios dienos teatras? Ar patiko? Gerai aktoriai suvaidino. Aš jaučiu, kad šiandien buvo kažkoks teatras, kažkas jame dalyvavo ir gali būti, kad net labai įsijautė į aktorių vaidmenį ir būna žiūrim filmus, net apsiverkiam. Kažkas suvaidino pačią geriausią gyvenimo, kažkokią rolę atliko tikrai aukšto levelio. Suvaidino aukščiausio levelio. Man atsimenu irgi yra tekę matyti, sėdžius tokią moterėlę. Ir tiesiog ten jinai kažką pasakoja, valgyt gamina. Nieko, viskas normaliai. Ir jai paskambina telefonu kažkokia draugė ar tam pažįstama. Ir buvo klausimas, kaip tu jautiesi, kaip tavo sveikata, kaip tu laikais. Ir kaip staigiai pasikeitė žmogaus pokalbis, labai staigiai pasikeitė veido mimikos. Toks prasidėjo kone kaip verksmas, krokodilo kažkokios ašaros, tas skauda, tas skauda, o žino, ko čia taip, vienu žodžiu. Aš tiesiog klausaus ir galvoju, ką tik viskas lygtais buvo normaliai, bet įgavo skambutis tokiu klausimu ir prasidėjo kažkokios agonijos. Baigė pokalbį, padėjo telefoną ir vėl toliau lyg niekur nieko. Tai gal čia sviesto, ne, išsitraukiam, tai gal dar čia reikia to. Nesupratau, galvoju. Po to, kuo toliau, tuo labiau, aš aišku tam žmogui buvau pasakiusi, akis sakau, o kam sakau, čia reikėjo viso šito teatro. Žmogus tiesiog užtilo ir nieko nepasakė, nieko. Ir kai suprato, kad aš matau visą tą vaidybą, visą tą teatrą, prieš mane niekada nevaidindavo. Tiesiog viskas būdavo iš eigos taip, kaip yra. Ir po to kažkaip tais teko irgi paskambino man čia, tai tu žinai, ten kaip verkia, ten kaip sunku, ta prasme, aš nežinau, tu kažką daryk, Dieve, tu mano, ta prasme, ką žinau, ką man čia, aš tai čia žiauriai toli esu ir kažką reikia daryti, reikia ten padėti žmogui. Nu, bet kadangi mes šnekam apie tą patį aktorių, aš tai galvoju, bet tai greičiausiai čia vėl kažkokia aktorystė. Nu, bet reikia vis tiek patikrinti. Paskambinu. Irgi klausiu, tai kaip čia tau sekas, bet toks tiesiai per aplinkui, nei kad talė žinau, nes manęs prašė, kad aš apsimešiau, kad aš nieko. Ir tiesiog lyg niekur nieko pasakojo ten tą savo gyvenimą, ką veikia, kaip ten ta sveikata, viskas tvarkoja, čia tas senas, nu čia biški, žinai, ten gal ten tą biški paskausta, bet tai čia ta. Sako, tai šiaip viskas yra gerai, nėra kažkokių problemų, bėdų. Ne, sako, tai iš kur tu čia kažką ištraukai, čia kažkokios bėdos. Tai greičiausiai yra pas kažką toksai asmuo, kuris pasirenka konkrečius asmenis, prieš ką labai gerai suvaidinti. Jeigu sako, šneka telefonu, tai faktas, galbūt su tuo žmogumi retai susitinka, bet tokiu būdu, sako, užlipa ant kažko širdies, ant kažko gailesčio, sąžinės, dar kažkas. Ir šitas asmuo būtent taip aukos meta vaidmenį. Ir jeigu sako, tarkim, tu netgi gali matyti, tai realybėj, kai žmogus atlieka. Ten aukščiausio levelio yra uždėta kaukė. Aukščiausio levelio kaukė. Devyni kalavijai ir sako, saulė pravirkus. O saulė pravirksta tik tais dėl ko? Dėl to, kad pamušta yra ego.
Kažkas net pažįsta kažkokio aktoriaus arba aktorės santykiuose, šeimoje, draugų rate. Ir jeigu sako žmogui, kuo toliau, tuo labiau tu to neįvardini, garsiai nepasakai, tai tas žmogus, jisai aplink save tik dar daugiau tokių renkasi, iš ko sulaukti dėmesio, iš ko sulaukti paguodėlės. Tokie žmonės netgi šiaip tais dažniausiai sako, per kur yra silpniausia vieta, taigi sveikata. Ir sako, tik per sveikatą galiu pažaisti. Pinigai tai dar pinigai, bet sako, kas liečia, tarkim, sveikatą, tai netgi kažkas galbūt atnešė kažkokį popierių, tyrimų kažkokių galbūt, ar ne? Ir aš sako, štai žiūrėk, man čia diagnozuotas šitas dalykas ir man ant kiek yra prastai, aš negaliu nervuotis, aš negaliu, ta prasme, dar kažkas nešė, ta prasme, da. Ir sako, kažkoks popierius, tik tais vienintelis galbūt jau net yra dalykas, su kuriuo gali kažką įtikinti. O iš tiesų šitoj kortoj kalba, kad žmogus tiesiog kuria pats tam tikrą scenarijų, jį suvaidina ir po to žaidžia visus kitus asmenis. Čia yra lėlytė ir yra babulytė tokia. Ir ta babulytė sako, jinai paskleidžia tam tikrą savo aukos kažkokią tais poziciją. Ir kitiems žmonėms tai skauda. Kiti žmonės galbūt yra jautrus, į tai sureaguoja. Ir taip, sako, sumaišo kitiems žmonėms kažkokius planus, kažkas kažkur kažką susiplanavo daryti, bet čia mygam skambutį, čia dabar visi lekiam, visi dabar važiuojam. Bet sako, niekas tai nežino, ką jinai veikia, kai, jūsų nėra šalia. Kas dabar? Tokiu būdu gali pabandyti galbūt prisitraukti savo kažkokios tais ir materialinės naudos, kažkokio galbūt, aš matau ir net materialinę naudą. Kas ta babulytė ten sėdinti? Velinas. Tai jau nėra kažkoks jaunas žmogus, tai yra įgudęs žmogus savo šitoj sferoj. Aštuoni kalavijai. Galima teigti, kad žmogui su psichika yra ne kažką. Ir tai labiausiai liečia arčiausiai esančius. Šita aktorystė žmogaus tai eina į pabaigą. Dar koksai yra dalykas, žmogus vaidina skausmą, žmogus vaidina tam tikrus dalykus, kuriasi galbūt netgi, sako, kažkokį ten popierių parodžiau, kad čia man tikrai yra labai blogai, tai reikia žinoti, kad tai darosi savo net manifestą. Į ateitį. Kad iš ties taip atsitiktų.
čia yra šitos srities meistras. Taip daryti. Gali netgi įeiti į tokią būseną, kada, tarkim, apverkiau visus kraštus. Man tai juokas ima, nes čia, iš tikrųjų, tai čia yra teatras. Tai aš suprantu, kad tai, tarkim, yra filmas, ne? Tai nelabai verkt gaunas. Ir ta prasme, visiems apverkia, tada kažkas sako, ateina čia pas tą žmogų, jau čia taigi vaišės neša, guodžia, čia dar kažkas ir tada, ne, eikit jūs nuo manęs, aš nieko nenoriu, man nieko nereikia. Gal net iki tokio levelio. Dabar nori, kad kažkas, ta prasme, sušoktų pagal šito žmogaus dainą. Yra kažkokia grojanti daina. Niekaip neatsiverčia, tik tai baltas velnas. O jau, aš tai kiek tokių mačių žmonių per šitą gyvenimą. Ir kai tu juos išties pažįsti ir tu kai matai, kaip jie ten padaro filmus, tai netgi iki tokio lygio, kad netgi save sužeidžia, savo fizinį kūną, net gali, sako, galvą trenkti sieną. Nes jau kitos išeities nebelieka. Monetų čia karalienė. Taip ir jaučiu. Jinai tapo paveikslą. Tapo savo ateities paveikslą. Nors, sako, bando nutapyti kažkokiem kitiem asmenim vieną vaizdą, bet tapo tai savo. Tikrasis ketinimas - šokinėkit aplink mane. Ką mes darom su žmonėmis sergančiais? Kaip kažką ir skauda, ir kažkas yra negerai, taigi mes šokinėjom aplinkui. Į lovytę nešam, į ligoninę važiuojam, lankom, ten ta. Ir taigi tai yra sveikata. Kaip tu gali sakyti, kad aš čia kažkaip tais, ta prasme, kažką vaidinu, tu pasižiūrėk, ta prasme, išrašai kokie yra. Čia, sako, jūs nežinot, ką reiškia tokio levelio aktoriai. Kai niekas nemato, sėdi prie kompiuterio ar tiesiog kažkur ir domisi galbūt nekilnojamų turtų, domisi dar kažkokiais ten dalykais, kai niekas nemato. Vat sako, užsidarė duris, visi išvažiavo, vienu žodžiu, okei, dabar aš esu viena ir dabar man reikia pasigilinti, ką man čia reikia toliau daryti. Ta prasme. Šiaip yra gal ir gerai, kad šitas teatras vyksta, todėl kad duoda prabudimo ir supratimo kitiem žmonėm. Gal ir neblogai čia scenarijus pasirinktas. Ką realiai bando pasiekti visu tuo? Pagrindinė šiaip yra tai mintis įsigyvendinti savo kažkokius tais troškimus, nes matau tarnus aplink.
monetų karalienė. Vėl ta pati. Ką jinai bando čia pasiekti? Kad jai kažkas kažką atneštų. Ir kad kažką padarytų už ją dar. Yra susijęs su pinigais 10 monetų. Šeimoje vykstantis dalykas. Tokio žmogaus sako palikti, tai šiaip tais neįmanoma. Nu, kaip tu paliksi tokį sergantį žmogų? Ane? Nu, nepaliksi. Taigi gaila labai. Taigi logiška. Žmogus serga. Psichinė liga. Faktorių trio. Kažkas tiesiog norėjo dalyvauti cirke galbūt ir galbūt neišėjo kažkaip dalyvauti cirke, bet tai persikėlė į fizinį, sako, savo asmeninį gyvenimą. Na, aš nežinau. Čia kažkam yra tokia žinutė, kad tai yra netikęs, ta prasme, netikusi vaidyba. Čia yra verkianti, sako, ar ne, moteris. Guoskit mane, palaikykit mane, man labai sunku yra. Labai sunku. Ir kažkoks žmogus, užjaučiantis, eina ją paguosti. Jeigu kažkas šiandieną tą darėt, arba šiomis dienomis, tai pabuvot geram filme, vadinasi, įsijautėt. Šiuo metu gali jinai būti dar tokioj pozicijoje, čia irgi yra pasirinkta dabar, turi būti šalta, turi būti neprieinama, turi būti toks kaip ledas, nes mangi labai sunku yra. Per mėnulio užtemimą kažkas dar buvo atsitikę. Tikroji realybė atrodo va taip. Kol, sako, jūs kvaileliai aplink mane šokinėjat, tol aš daugiau galiu čia visko savo prisikurti aplinkui ir taip gauti. Net santykyje žmogus vaidina. Jis turi santuoką. Net santuoką. Ir jeigu tu taip nepadarysi, mano lėlė, tau bus šakės. Tu supratai? Kažkas tai yra tiksliai lėlė. Ir užsiminėja labai nešvariais dalykėliais. Laiko marionetėm. Skorpionas labai stipriai eina. Kiek pažįstų skorpionų, visi vienodo plauko.
Nu, ne visi, nu daugelis, nepykit, bet taip yra. Skorpionas pažadins vandenį. Kažkodėl matau. Pažadins liūtą, jeigu kažkas čia labai fiksuojasi į zodiako ženklus. Liūtą, šaulį. Skorpionas šiuo metu labai atlieka gerą darbą. Prikelia kitus žmonės iš letargo miego. Aš nežinau, ką pasakyti. Man gėda. Svetima gėda. Kai niekas nemato, kaukės pasideda. Ir tada veikia kažką toliau. Atlieka savo reikalus toliau. Toliau gilinasi, toliau kapstosi, toliau renka informaciją. Galbūt netgi skaitinėja, kaip man toliau čia kažkokius ėjimus daryti. Kas yra kompiuteryje? Trys kalavijai vėl. 8 kalavijai. Kaip apmulkinti Netgi gali būti, kad gal kažkoksai žmogus yra išvykęs, tai dabar yra daroma, kad tas žmogus grįžtų namo, todėl kad yra labai blogai, taigi su ta sveikata kažkam. Gali būti, galbūt žmogus kažkokiai savaitį laiko, ten mėnesių laiko nusprendė išvykti, tai dabar yra viskas daroma taip, kad žmogus mygam grįžtų namo. Galbūt žmogus dirba kitą mieste, yra daroma, kad žmogus grįžtų namo. Nes matau kažkodėl tais per grįžimą atgal į narvelį, į 8 kalavijus. Į šeimos narvelį. Ir visi tenai bėga. Ir visi ten bėga, lekia, važiuoja. Sako, reikia skubėti, iki Dieve, tu mano čia miršta, vienu žodžiu. O, vaikeli, kiek jinai slepia dalykų. Aš matau grįžtančių žmonės, todėl kad didelė labai bėda. Ir jeigu iš tikrųjų atsitiks didelė bėda, tai tik tais dėl to, kad pats žmogus susikūrė didelę labai bėdą. Kažkam gali būti netgi tikrai su sveikata, bet jau čia, kaip sako, rimtas reikalas su sveikata, tai jau nebe aktorystė, bet jos kūryba. Šitas žmogus, jisai manifestuoja, kuria kažkam bėdą savo šeimos ratui. Nusako, mintis turi labai stiprią didelę galią. O žmogus tik ir sėdi su to mintim visą laiką, tai neigiamom. Sako, pabandyk, gal tu bent vieną kartą kažką gražiai galvoti, ar kokių šviesių minčių. Ne, visas gyvenimas čia toks baisus, blogas, čia vien nelaimės, bėdos, vienu žodžiu visi kenkia. Čia žinok, iš viso, jeigu tu ten nuvažiuosi, tu ten mirsi, tu ten žlugsi, tu ten dar kažkas. Ir aš atsimenu tokių irgi, pavyzdžiui, moterų klausaus ir aš galvoju, tu čia rimtai apie ką? Vien neigiamos mintys. Ir po to tu žiūri, kaip jos, pavyzdžiui, arčiausiai esantiems žmonėms viskas griūva. Viskas. Ir žmonės sako, nesuprantu, kas čia man atsitiko. Čia yra velnias. Jėzau, tu mama. Kas sėdi prie kompo?
sėdi prie kompo. Šitą žmogų kažkas turi labai arti savęs, net gali kvėpuoti nugarą. Kaip norėčiau pamatyti dabar tokį žmogų savo akyse, kai driokstelčiau. Žaksėk pradėti. Aš kaip pasakau žmonėm, ką aš pamačiusi esu tą, na, taip tiesiai šviesiai į akis pasimeta. Ir po to net žvengt pradeda. Ai, nu tai žinai, bandžiau, stengiaus, kaip tik išėjo. Nu, mane tu karalienė. Surprise. Šiaip tais kažkoks vyras ten esantis, jisai žino tiesą. Jis apsimeta tik tais. Jis tik apsimeta. Aš galiu pasakyti, kad šitie asmenys labai stipriai pakenks savo visom prasmėm. Kuo labiau leis bujoti tokiai energijai savo rate, tai nukentės ten arčiausiai esantis, ne tikrai svetimi žmonės, ne draugai ir nepažįstami, o būtent šeimos nariai. Kas dabar? Dabar pažiūrim, kaip tu čia. Nu, bet tai gera čia. Matau skubinimą žmonių namo. Ir žmonės turi viską mesti tai, ką darė. Turi mesti tai, ką darė. Žmonės žaidžiantys su savo sveikata ir jie nieko negerbia. Čia netgi, pavyzdžiui, žmogui turėtum pasakyti, išgerk vaistus, ne, negersiu. Arba išgėriu vaistus, jo, išgėriu, o iš tikrųjų tai ne. Taip daro specialiai. Tam, kad po to žino, kad jeigu reikės pasikartoti darytis tyrimus kažkokius, tai kad tyrimai būtų kuo prastesni. Apie tai čia netgi eina kalba. Jeigu video išsijungs, tai išsijungs. Čia toks žmogus gali skelt savo, ten, nežinau, galvą į ranką, dar kažkur ir po to netgi pasakyti, kad man trenkė kitas žmogus. Netgi iki tiek vat gali dalykti. Ką tu čia darai? Ką sako? Kuriu gyvenimą, manipuliuoju. Manipuliuoju vyrais. Kažkokie du vyrai yra šalia jos. Aš tokia vargšė, tokia nuskriausta esu. Kai kažkokiam žmogui, jo šeimos nariui reikės iš tikrųjų sveikatos pagalba, durys bus uždarytos. Nepadės.
ir netgi gali po to kišti kyšius, aplamai daugeliu situacijų, sveikatą, dar kažkas, tai tvarkyti kažkokius dokumentus būtų tik per kyšius. Taip, tiesą pasakiau. Nes šiaip tai turim invalidą. Reikalas dabar yra pradaryti kraniukus. Kraniukai yra pinigai. Ir nuleisti kraniukų vandenį. Nuleisti, ta prasme, pinigų kiekį. Toks yra dabar čia kažkieno tos moters planas. Kažkaip nesigavo, tai dabar pabandys per kitą pusę. Ir kažkas gali būti pasiruošęs netgi, kaip sako, padaryti bet ką. Bet ką. Na tai gudru tik. Ar čia kažkas gyvena su tokiu žmogum? Taip, vien pinigai. Ir kažkam yra toksai pasakymas, kad netikėk šitą aktorystę, todėl kad viskas yra tik tais magija ir iliuzija. Ir tai, ką tau pasakoja tam tikras istorijas, tai yra netiesa. Matau, kad ateis kažkam naujiena. Valiau. Nu, vienu žodžiu. Jau greičiausiai video gal ir įsikirpo. Nu, bet bravo. Aukštas lygis.